šiek tiek grįžtant prie Ukrainos įvykių ir oranžinės revoliucijos. Kas suvaidino lemiantį vaidmenį tenais? Pirmiausia, tai Jungtinės valstijos, kurios turėjo savo geopolitinius interesus šitam regione, o konkrečiai tai buvo buferio zona. Ir kam tarnavo prezidentas Adamkus? Kokiai politiniai idėjai? Čia ne mano sugalvota, visą tai yra atvirai parašyta. Jungtinių valstijų, jeigu jūs skaitysit konferencijų įvairiausių medžiagas, ten buvo tokia idėja, yra buferinė zonos idėja, nuo jūros iki jūros. Kam jinai reikalinga? Jinai reikalinga tam, kad sutrukdyti Rusijos ir Vokietijos geriems santykiams. Nes geopolitiniai pasauliniai konkurencijai Jungtinėms valstijoms yra sunkiai įveikiamas darinys – Rusų ir Vokiečių aljansas. Ko šiandieną siekia Putinas? Visom išgalėm ir paskutinė jo kalba, kur čia buvo Lisabonai, kur pasakė, atidarykime erdvę nuo Vladivostoko iki Lisabono. O Merkel, Angela, atrodo, nelabai... Jums turbūt geriau už mane žinoma, Vokietijoje šiuo atveju yra dvi pozicijos, irgi mūsų kaimynai. Vieni pasisako už šitą jungimąsi su Rusija, kiti ne. Ten nėra vieningos nuomonės. Bet šiuo metu vyrauja vis tik santykių su Rusija idėja, nes čia yra energetiniai resursai pirmiausia. Ir aš grįžtu prie Ukrainos ir Lenkų, aš nebaigiau Lenkų istorijos. Tai štai Jungtinės valstijos turėjo tą buferio idėją ir čia Baltarusija už tai ir maišė. Visur buvo jų statytiniai, vienaip ar kitaip, o Baltarusijoje niekaip nepavyksta šitą padaryti, suprantat? Griūna va šitą koncepciją. Čia vienas iš motyvų, kodėl Baltarusija buvo ir yra taip puolama, bet yra toks. Ir oranžinė revoliucija Ukrainoje buvo daroma didžia dalim Jungtinių valstijų pinigais, jų konsultantais. Jeigu kas nors su manim, sakykime, nesutiks ir mano žodžiai jums atrodys eretiški, susiraskit mane, aš jums duosiu nuorodas į prancūzų filmus. Prancūzų dokumentalistų yra puikus filmas. Du prancūzų dokumentalistai vaikščiojo paskui tų oranžinių revoliucijų darytojus. Serbijoje, Kirgizijoje, Ukrainoje ir Gruzijoje. Viskas yra parodyta. Šiandieną pasaulyje yra viskas atvira. Tik kitas klausimas, kad ne visi nori tą matyti. Palaukit, aš jau, jeigu jau laiką, aš greičiau.